Sveiki. Taigi, pratęsiant mūsų temą apie for ciklą, turiu dar vieną panašų uždavinį, apie kaip buvo praeitą pamoką, su grandinė, tačiau ši grandinė yra sujungta lygiagrečiai. Ir noriu parodyti pavyzdį, kaip reikia atlikti štai šią užduotį. Darysime labai panašiai kaip praeitą kartą. Tai užduotis yra tokia, kad reikia įvesti kažkiek varžų. Varžas sudėti reikia vienetą dalinant iš tos varžos, o po to atsakymas gaunamas visą bendrą sumą padalinant vienetą iš tos sumos. Gerai. Tai dabar, taip, pirmiausia, kad vartotojas galėtų suprasti, ką reikia daryti su programa, padarysim programą su pranešimais. Gerai, aš užduotį persimesiu į kitą langą, kad man būtų patogiau. Štai. Nuo ko pradėsim? Mums reikės kintamojo n, tai bus varžų skaičius. Toliau, dar reikės kintamojo, į kurį dėsim bendras varžas. Kadangi grandinė sujungta nenuosekliai, o lygiagrečiai, tai bus daug skaičių po kablelių, tai yra realiųjų skaičių. Tokiu atveju panaudosime kintamojo tipą float. Ir parašysim taip, kad tai bus varža ir ji bus lygi pradžioje 0. Nes šitą varžą aš planuoju sumuoti, o kintamąjį n perskaitysiu iš konsolės. Dabar taip, pirmiausiai, turi būti pranešimas, įveskite varžų skaičių. Taip. Ir dabar perskaitom varžų skaičių, tai bus kintamasis n. Tai yra, programa veikia taip, aš ją paleidžiu, leidžia įvesti varžų skaičių, rašau 4 pavyzdžiui ir daugiau nieko nevyksta. Dabar taip, turiu ciklą for, kuris suksis n kartų, tai yra tiek, kiek bus varžų. Dar iš praeitos pamokos primenu, čia yra ciklo pradžia. Čia yra kaip ir ciklo pabaiga, tai yra sąlyga, kuri nurodo, kiek kartų ciklas turi tęstis, o čia yra ciklo žingsnis ir šiuo momentu jis didėja po vienetą, kas reiškia, kad bus 0, 1, 2, 3, kol ciklas sustos. Dabar ką šitas ciklas turi daryti? Tai, prisiminiau dar vieną dalyką, aš noriu atskirti savo tą įvedamą tekstą, kad matyčiau. Ir dabar turėtų rašyti, kad įveskite tokią ir tokią varžą ir leisiu tą varžą įvesti. Reiškia taip, siautas, pranešimas bus įveskite, dabar norint išspausdinti konkrečiai skaičiuką varžos, tai bus i skaičiukas, tik tai i plus 1, kad nulinės varžos nespausdintų, nes reikia mums pirmos varžos, bus žodelis aja, varža. Štai, kol kas nieko daugiau nedarau. Dabar taip, prašau 4, žiūrime, įveskite, rašo taip, punktyrai, įveskite pirmąją varžą, įveskite antrąją varžą ir taip toliau. Kol kas nieko daugiau nedaro, aš skaitimo nesu padaręs. Dabar į ką man reikia skaityti? Man reikia tą varžą skaityti tikrai ne į šitą bendrą varžą, o į kažkokią laikiną. Tai aš susikursiu varžą. Tai varža, tegu būna, tai bus laikina varža. Ir į šitą laikiną varžą perskaitysiu savo įvedamus duomenis. Štai, pavyzdžiui, 4 varžos, pirma varža 5, čia 3, kokia nors ir 5. Na, varžas jau man leido įvesti. Ir kągi su tom įvedamom varžom reikia daryti. Taigi, prie bendros varžos man reikia pridėti šitą laikiną varžą, bet tai vienetą dalinam iš tai varžą. Kad reikia dėti taip varžas, jūs turėtumėte žinoti jau iš fizikos kurso. Ir šitaip sudedu visas varžas. Vėliau, sudėjus visas varžas, aš galėčiau išspausdinti atsakymą. Na, atsakymą mes atskirkime su punktyrais. Ir atsakymas bus toks, taip, siaut, ir bus taip. Bendra varža yra
Ir dabar kaip man išspausdinti. Jeigu aš spausdinsiu varžą, tai bus ne visai gerai, nes bus, tai parodysiu, bus ne visai gerai, nes bus sudėta tik tai šita dalis ir man išspausdins visą bendrą vienetą padalintą į šer. Tai man tada reikia konvertuoti, tai yra tą, ką gavau, vienetą dalinam iš varžos. Ir gausiu tada gerą atsakymą. Kadangi į šitam uždavinį aš dabar labai nesiplečiu, nes planuoju jį aptarti klasėje pamokos metu, tai dar galėsim apie tai papildomai pakalbėti. Na va, paleidžiu programą ir dabar, čia ne tas langas, palaukit, aš pasitrauksiu. Taip. Įvedu, kad 4 varžos, pirma varža yra 2, 4, 1 ir 4. Ir štai mano atsakymas yra 0,5 ohmų. Dabar aš norėčiau, kad po kablelių rodytų 2 skaitmenys. Kaip tą padaryti? Norint, kad galima būtų manipuliuoti atsakymu, man reikalingas naujas inkludas, kuris vadinasi jo manip. Ką jis leidžia padaryti? Jis leidžia padaryti štai tokį dalyką. Rašau žodelį fixed, tada set precision ir skliausteliuose 2. Ką tai reiškia? Šita dalis liepia apvalinti iki 2 skaitmenų po kablelio, o šita dalis pasako, nesvarbu, kiek po kablelio bus nuliai ar ne nuliai, vis tiek rodyti 2 skaičius. Štai pakartoju ir dabar tai bus 2, 4, 1, 4 ir po kablelio turiu 2 skaitmenys. Tai jeigu pamokos metu kils klausimų, aptarsim papildomai, bet tikiuosi nemažai kam užteks ir šitos dalies.